This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su ponu Tadu kalbu? Taip. Tadai, kiek yra žinoma, bent jau man, jūs susiregistravote į tam tikrą žaidimą, ar ne? Taip. Į kokį galite pasakyti? Čia į Tango TV, taip? Taip. Taip, į tą patį. Tai vat. Na, nežinau, ar jūs pradžiuginau savo skambučiu ar ne, bet mes jūs pastebėjom. Aišku, labai ačiū, malonu. Ką dabar pats veikėt? Dabar kaip ir vaikščiu Kaune, bandysim čia kaip ir kažką išgerti alaus gal, čia Nemanų santokoj. Nu, žinot, kur Neris, Nemanų steka. Kažką. Supratau. Tai va. Ar tikėjotės? Nu, kaip ir tikėjausi, laukiu skambučių. Laukit skambučių. Taip. Aš dabar nesu tikras, ar jūs jau buvote atvažiavę pas mus. Nebuvau. Buvo tik siuntę anketą, ar ne, kiek suprantu? Taip. Gal galite papasakoti šiek tiek apie save? Tarkim, ką norėčiau, esu paprastas vaikinas, dabar šiuo momentu vienišas, dirbantis barmenu. Kiek uždirbat? Uždirbu 1,6 šiaip, į rankutės gaunu. Į rankutės, pratau. Tai ką paneliai nupirktumėt už 1,6? Ką galėčiau? Viską galėčiau, jeigu tą panelį mylėčiau. Mylėtum, o tu galvoji, kad įsimylėsi per 3 dienas? Nežinau, neįsivaizduoju. Negaliu aš to pasakyti, tai neįmanoma. Teoriškai. Kiek dienų žadi išbūt pas mus? Nu, kiek išeis, tik išbus. Tiek ir išbūsi. Matai, mes galim parinkti mergaitės, kokios norėtum, ta prasme, kad, atitiktų, kad nesipjautumėt ir panašiai. Taip, čia suprantama, taip ir turim. Tai papasako, kokios reikėtų merginos. Reikėtų tokios, su švelnesniu charakteriu. Tamsios norėčiau. Tamsios, ar ne? Jo, čia jau yra privaloma. Koks ūgis? Ūgis, mano 1,75 m yra, tai kažkas panašaus. O stora, plona turi būti? Ne, tai aišku, plonesnė. Plonesnė. Jo, vis tiek tokia, normali panelė lietuvaitė. O kiek tuo metu dabar nebematau? 22 yra. O tai jau, ta prasme, kaltas? Ta prasme, Tai aišku. Ok. O norėtų merginos irgi kaltos ar nekaltos? Ne, tai čia faktas. Vis tiek, kaip nekalta, taigi ne kas. Šiais laikas jau tokių labai mažai yra, bet aišku, yra ir geras dalykas tai. O dabar, kai apsigyvensi pas mus tam namelį, matai, dar galima toks variantas, dabar 2 skirtingose kambariuose, gal tiesiog naktį norėtum, kad miegotum su mergaitė, nes yra tokių merginų, kurios galėtų miegoti tiesiog su bernais, ar tu nori tiesiog dar žaisti iš tikrųjų tą meilę tokią? Tai galima ir pažaisti. Galite pažaisti, ta prasme, bet jeigu tu savaitę būsi ir, vis tiek vienas gyventai blogai? Ne, tai aišku. Aišku. Tai taip, mergina juoda, nestora, o dabar ką jį turi, ta prasme, ką tu pats geri, alų daugiau? Alų, sidrą, viską geriau, kas dėga. Aišku, nedažnai, bet ant progos. Aha, matai, bus ten tas šaldytuvas, tai kiek alaus tau ten, tarkim, mergina ten, aš nežinau, kiek išgeria, bet kiek vaikinai išgeria, kiek tu išgeri? Ką žinau, neįsivaizduoju, negaliu pasakyti, aš nesu alkoholikas ten ar kažkas tokio. Aha, tai išgersi, ar ne? Tai jau. Žiūrėk, dabar taip, kada galėtum atvažiuoti pas mus? Į Vilnių? Taip, kur kitur? Aš nežinau, dabar, žinot, aš galėčiau kokia gegužės pabaigoj, birželio pradžioj. Galėtum, ar ne? Tarp to laiko, nes vis tiek dabar bus man kaip tik ir ten laisvas laikas, tai ir galėsim momentu. Žiūrėk, o pats nebijai kamerų? Ne, nebijau. Matai, mes dabar darom tokį įrašą, ta prasme, telefonu, leisim per teliką, ta prasme, vien balsus dalyvių ir man reikėtų dabar įsirašyti keletą balsų tavo, gerai? Aha. Tai kur nors paeikt, kad nesigirdėtų pašaliniai balsai. Aišku. Mano operatorius toje pasiruošę, mes kartu pabandysim įsirašyti, gerai? Gerai. Stasiuk. Įsirašom. Čia dar vienas dalyvis, jisai dalyvaus... Vardas koks? Vardas, palauk, Tadas. Jo, Tadas iš Kauno. Jo, tu pats kaunietis dabar iškrėsi? Taip, Kaune. Tai pasakyk Tadui, kad kalbėtų aiškiai, tai ir ryšliai.
Kad man nereikėtų ten paskui tvarkyti. O tai kokią temą kalbėti ar ką? Tadai reikia, kad tu sureakstum tokią intrigą, supranti. Šiaip geriausiai, kad prisistatytum, ta prasme, sveiki, aš Tadas, ten galėtum pavaizduoti tokį playboy. Pasakyk, kad seksi kalbėti. Jo, seksi, kad būtų playboy, žinai, nu, ta prasme, įsivaizduoju, kai jis reklama ir bus telefonų tokie įrašai. Ir mums reikia visų vaikinų tiesiog balsu, tu gali tiesiog improvizuoti, įsivaizduok toks Jamesas Bondas, žinai, ir jisai, tarkim, be kelnių ten ir gali su savo tuo dideliu švansu merginą tiesiog nugalėti, tai kažką tokio įsivaizduok. Normaliai? Nu, normaliai. Normaliai kažkaip neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Gerai, viskas, neturim laiko, pasakyk, kad jau pradėtų. 3, 2, 1, davai, važiuojam. Įsirašom, davai. Labas vakaras, aš Tadas. Negerai, palauk. Pasakyk taip, kad jis tvirtai sakytų, ir aiškiai, ir lėtai. Labas vakaras, aš esu Tadas. Gali taip, duok man telefoną. Nu, prašau, su operatorium. Alio, labas. Gerai. Labą. Žiūrėk, man reikia, kad tu taip pasakytum. Labas vakaras, aš esu Tadas. Gerai. Nu? Labas vakaras. Palauk. 3, 2, 1, davai. Labas vakaras, aš esu Tadas. Ne taip, žinok, tu labai su kirčiais pasakei. Sakai, tai vat, nu tarsi visą tą tokį, žinai, labas vakaras. Ir paskui taip, aš esu Tadas. Gali taip, ta prasme, nu man reikia, kad nebūtų žinai, tų tokių, vat, kirčių, tokių, labas vakaras, aš esu Tadas. Turi būt toksai skrendantis, žinai, labas vakaras, aš esu Tadas. Gerai? Aha. Palauk biškį. 3, 2, 1, davai. Labas vakaras, aš esu Tadas. Tvarkoj, dar kirtent savo vardą. Tadas. Tadas. Palauk, dar. Tadas. Dar garsiau. Tadas. Bet nekirčiuok ką, sakyk Tadas. Tadas. Labai gerai. Aš esu Tadas. Jeigu norite mane pamatyti realybės šou, balsuokite numeris 4. Gerai? Gerai. Bet irgi taip seksi, įsivaizduok, kad tu stovi su šautuvu kažkokiu, žinai, kad į tave žiūri 10 molilę mergaičių ir tu toksai, žinai, mergaitės, jeigu norit pamatyti mane realybės šou, balsuokit už mane, mano numeris yra 4. Gerai. Palauk. Davai. Jeigu norit mergytis mane pamatyti realybės šou, balsuokit už mane, mano numeris 4. Per greit suvarėjai, senė, per greitai suvarėjai. Aš kaip ir sakiau, nereikia kirčiais, reikia taip biškilėčiau. Aha. Jeigu norit pamatyti mane, žinai, nu tipo, nu taip, tu į save įtemk tas moteris. Jeigu norit pamatyti mane, nu nes tu įsivaizduok, bet tavęs bus 4 vyrai, iš viso 5. Aha. Ir jos turi, kad būtinai žmonės už tai prabalsuotus. Ančiau kitą savaitę eis. Ir tu, jeigu norit pamatyti mane, balsuokit. Mano numeris toks aistringai. Nu, palauk biškį. O, Jezus, tai čia nesąmonė. Pasisteng, davai, reikia. Nu, įrašinėjau. Varom! Jeigu nori pamatyti mane... Nežvenk, palauk, aš išgirdau, kad tu juokiesi jau šitikrai. Kad juokinga. Nu, seni, surimtiek, rimti reikalai čia vyksta, žinok, mes irgi pas mus produktas gali nepraeit, paskui neleis man išleisti tokio. Tu rimtai pasakyk. Būdė, čia, ką žinau, čia kažkaip... Taip. Rimtai pasakyk, pasisteng, gerai? Na. Ir viskas, davai. Davai. Jeigu norit mane pamatyti realybės šou, balsuokit už mane. Mano numeris 4. Neblogai. Normaliai, tik tai jis biški sumaišė. Jo, nu tiesiog biški jaudinasi gal. Nu nieko, o klausyk, tau neteko prieš kameras būt, ne? Teko, čia ir filmavęs ir panašiai, ta prasme, bet ne prieš viešas tokias. O kodėl nori, ta prasme, nori būti žvaigždė ar kas? Ne, tiesiog šiaip sudalyvauti, tiesiog praleis maloniai laiką, gal yra spanelė, nu iš tikrųjų. O žvaigždė nenori būti? O kaip ten, kai bus, tai bus. Nes matai, nu mes galvojam vis tiek iš tų vaikinų, gal po to į televiziją kokią ten. Klausyk, Sibai, pasakyk jam, kad visai balsas jau geras, gal visai nori sudalyvauti pas mus dar vienoje reklamai. Matai, mūsų operatorius sako, kad tavo balsas visai neblogas. Prasme, bent jau telefonu sako, gal nori dar kokių reklamų, žinai, ten. Jis toks biški pakimęs. Jo, pakimęs. O tu tavo toks balsas, gal tu dabar užkimęs tik tai? Ne, mano normalus balsas. Normalus, ar ne? Jo, neblogas, šiaip mums reikėtų vaistams, ne ten yra? Ta pupyt. Ne, su tais vaistais tai ten jau uždaryti, ten nusprendė, kad Boba ims. Mums reikia, yra, kročia, šitas, pidarasto linija. Reikia, kad jis įrašytų ten savo balsą.
Gali, Simai, paaiškink, jam normaliai. Palauk, taip. Pasakyk, kad ten, ta prasme, paprastai reikės pasakyti. Paklaus, ar tinka, jeigu tinka... Ar galėtum, žinai, kai būna pažintinių linija ten, tarkim... Jau įpajauti, kad kvepia šia, ne? This is Radiste, and you are listening to Podcast on Zip FM.